Treneri šiandien Mažeikiai kovojo iki galo, grįžo iš -20, aišku, pritrūko šiek tiek laiko galbūt gale. Kur matytumėt tas bėdas, kurias reikėtų gerinti prieš antrasis rungtynes? Nu tai mes per pirmas 25 minutės tiesiog padarėm per daug klaidų gynybui, kurios mums kainavo rungtynės ir kurių neturėtų būti. Kurių neturėtų būti tokios atsakomybės rungtynėse ir mes tiesiog leidom jiem mesti daug labai laisvų tritaškių, o kada jie pajautė ir pradėjo pataikyti ir sunkius ir kaip ir aš sakiau savo kolektyvui, kad į rungtynės mes grįžom tik tai dėl to, kad suaktyvinom gynybą ir tik tai besigindami mes turime kažkokio tai šansų kovoti su Jurbarku. Rungtynės prasidėjo tikrai dideliu intensyvumu, matėsi, kad vis dėlto play-offai prasidėjo, bet vėliau abi komandos atrodo šiek tiek nuėmė tą gazą vadinamąjį. Kaip manot, ką reikėtų padaryti, kad tas intensyvumas būtų didesnis visų rungtynių metu? Na, tam, kad intensyvumą išlaikyti visų rungtynių metu, reikia turėti rotaciją, reikia turėti tam galimybės ir natūralu, kad žaidėjams žaidžiant ilgesnį laiką minučių jie nebegali tokio intensyvumą išlaikyti. Tai čia vienareikšmiškas atsakymas yra rotacija.